Jeigu žiūrite šį video, vadinasi, esate mūsų elektroninėje parduotuvėje vyturiukas.lt ir domitės šitą preke vaikštynė su alkūnių atramomis. Vaikštynė su alkūnių atramomis vienas iš nedaugelio vaikštynių modeliukų, kuri yra su alkūnių atramomis. Jeigu jūsų judesiai yra labai nekoordinuoti, jums sunku yra judėti, bijote pargriūti, prarasti lysvarą, šita vaikštynė tikrai jums suteiks stabilumą ir saugumo jausmą vienareikšmiškai. Apie vaikštynę. Vaikštynė. Maksimali vaikštynės apkrova yra 136 kg. Maksimali apkrova 136 kg. Pačios vaikštynės svoris yra 8,4 kg. 8,4 kg. Vaikštynė labai paprastai susilanksto, susilenkus labai nedaug vietos užima transportavimą. Tikrai labai nedaug vietos užimanti vaikštynė transportavimui sulanksčius. Toliau. Vaikštynė turi rankų atramas su stabdžiais. Jeigu jums yra sunku judėti ir bijote, kad vaikštynė labai greitai važiuos, jūs tiesiog spaudžiate stabdžiukus ir galite tada mažai žingsnis labai lėtai judėti. Jeigu tikrai pasitikite savim, jūs galite su vaikštynė ir pakankamai greit taip pat judėti. Vaikštynė yra tikrai labai manevringa, turi priekinius ratukus 360 laipsnių, taigi su vaikštynė mes galime apsisukti praktiškai vietoje. Nors pati vaikštynė iš pločių nėra siaura, bet jinai labai manevringa ir pro labai siaurus tarpus tikrai galime pralysti su ją laviruodami. Porankiai. Porankiai reguliuojasi, kaip matote, čia yra reguliavimo varžtas. Mes galime šitą vietą paslinkti atgal arba patraukti į priekį, jeigu jūsų rankos yra ilgesnės ar trumpesnės. Taip pat reguliuojasi aukštis, galima 6 padėtim mažinti alkūnių atramų šitos rėmus arba aukštinti į apačią arba į viršų per 6 padėtis. Rankų pasidėjimo šitas lovelis tikrai yra patogus, pakankamai minkštas, patogu rankom pasidėti, nejaučiamas kažkoks didelis diskomfortas. Vaikštynė turi ratukus, ratukai tikrai yra pakankamai didelė arba nėra maži, su jais tikrai bus galima pravažiuoti visokiausiam sąlygom ir žole, ir asfaltu, ir žvyriuku, ir takučiais, ir bus pravažumas tikrai geras, praktiškai visur su ja važiuojant. Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį perkant internetu, tai žinoti vaikštynės sėdimos vietos aukštį nuo žemės. Labai svarbus dalykas – žinoti sėdimos vietos aukštį nuo žemės. Šitos vaikštynės sėdimos vietos aukštis nuo žemės yra 55 cm. Sėdimos vietos aukštis nuo žemės yra 55 cm. Taigi jūs atsisėdate ir jūsų kojos turi būti pilnai padėtos ant žemės, negali kaboti ant pirštų, turi būti pilnai padėtos ant žemės, atsisėdam, pailsim, tada pilnai patogiai atsistojam, kad būtų saugu, patogu. Vaikštynės sėdimos vietos plotis. Sėdimos vietos plotis yra 45 cm. Sėdimos vietos plotis 45 cm ir sėdimos vietos gylis 25 cm. Tikrai sėdynės šita vieta, plotis 45 cm ir gylis 25 cm, tikrai yra pakankamai
geras ir patogus atsisėdimas. Geras ir patogus atsisėdimas. Ką labai dar svarbu žinoti įsigijant šitą vaikštynę, jeigu jūs namuose turite mažas erdves, siaurus praėjimus, pats svarbiausias dalykas žinoti bendrą vaikštynės plotį ir būtinai prieš perkant namuose įsimatuoti jūsų praėjimus. Taigi šios vaikštynės bendras plotis plačiausioje vietoje yra 63 cm. Plačiausia vaikštynės vieta yra 63 cm. Įsimatavus šitą plačiausią vietą, pasimatuokite namuose praėjimuose ir jeigu nebus siauresni nei 63 cm, tikrai neturėsite problemų savo namų sąlygom naudoti šitą vaikštynę. O ją naudoti galėsite visur, ligoninėse, reabilitacijose, namuose ir visur kitur, kur jums jos prisireiks. Saugumas, stabilumas, baimės tikrai nebus naudojant, pilnais atsirėmimas kūno, svoris 8,4 kg, maksimali apkrova 136 kg. Tikrai vaikštynė išspręs jūsų klausimus, kurie susiję su judėjimu. Taigi, apie vaikštynę tiek. Tikiuosi, šita informacija jums labai padės įsirenkant jums reikalingą prekę.